Labas, taigi pirmoji pamoka ir šitoje pamokoje aš tave supažindinsiu su gitaros dalimis, taip pat kaip skaičiuojamas yra stygos, kaip yra skaičiuojami skirsniai, kaip žymimi kairės rankos pirštai, dešinės rankos pirštai ir pabaigoje padarysim tokią užduotėlę, kurioje tu galėsi pasitikrinti, ar viską gerai supratai. Kam iš vis to reikia? Kaip ir kiekvienam sporte, žaidime yra tam tikros žaidimo taisyklės. Tai norint groti gitarą, kad mes galėtumėm susikalbėti, būtinai tau reikia žinoti tas žaidimo taisyklės. Tai reiškia, tau reikia žinoti, kur yra pirma styga, kaip žymimas kuris pirštas. Gerai, ir pradėsim nuo gitaros dalių. Pas mane čia yra akustinė gitara. Ir šita lenta, per kurią aš dabar daužau su ranka, tai vadinama viršutinė deka. Apvertus gitarą yra apatinė deka. Tuomet yra viršutinėje dekoje skylė, tai mes ją tiesiog ir vadinsim skylę. Ir po to eina pritvirtinta tokia ilga dalis ir jinai vadinasi grifas. Taip, ir dabar tas grifas mums yra labai svarbus, nes mes ant grifo spausim akordus arba grosim melodiją. Ir kaip matai, grifas yra padalintas į tokias daugybę padalėlių. Ir tas padalėlės vadinamos skirsniais. Ir skirsnius mes skaičiuosime nuo šito galo. Reiškia, čia bus pirmas skirsnis, antras, trečias ir taip toliau. Pirštą reikės dėti maždaug skirsnio viduryje, šiek tiek geriau yra dėti arčiau tolimesnio skirsnio. Tarkim, jeigu reikia prispausti pirmam skirsnį, tai prie pat antro skirsnio spaudžiu. Dar yra ant grifo sudėta tokių taškelių. Nu, šitoj gitarai, kadangi jinai gražesnė, tai čia jau tie taškai pavirtę į tokius ornamentus, bet, žodžiu, jie yra ne šiaip dėl grožio padaryta, bet kad muzikantas, tai yra gitaristas, galėtų greitai susiorientuoti ir surasti norimą skirsnį. Pavyzdžiui, man reikia 12 skirsnio, aš iš karto matau, kad čia yra 2 taškai, čia viršuje paprastai irgi yra dar parodyta. Ir tada aš 12 skirsnį iš karto randu. Reikia 10 per 2 nuo 12 ir taip atsiskaičiuoju. Toliau, grifo gale yra pritaisyti mechanizmai, su kuriais mes derinam gitarą. Tai yra specialūs suktukai, į vieną pusę suktuką sukant styga įtempiama, į kitą atleidžiama. Prieš grojant gitarą visada reikia susiderinti. Kitam gale stygos yra pritvirtintos štai čia ir tai yra atramėlė. Stygos yra sulindę gilyn ir užspaustos tam tikrais skaičiais. Ir dalys kaip ir visos dar yra gitarų, kurios turi išpjevą. Štai būtent pas mane kaip tik šiuo metu yra tokia gitara ir ta išpjeva yra reikalinga tam, kad galėtum pagroti gerokai toliau. Įsivaizduokit, jeigu čia dabar nebūtų išpjauta, tai tuomet mūsų ranka gali patogiai groti tai maždaug iki šitos vietos, o toliau jau yra nebepatogu. Toliau dabar mes peržiūrėjom jau pagrindinės gitaros dalis ir antras dalykas, ką noriu tau paaiškinti, tai kaip yra skaičiuojamos stygos. Stygas mes skaičiuojame nuo apačios, taigi pati ploniausia styga, štai šita bus pirma ir tada eina iš eilės antra, trečia ir iš viso yra 6. Dabar reikia žinoti, kaip yra žymimi kairės rankos pirštai. Kai mes grojam su gitara, mūsų šitie 4 pirštai būna uždėti ant grifo, o nykštys remiasi iš kitos pusės į grifą. Taigi, kadangi grojam tik tai realiai su 4 pirštais, tai jie yra žymimi skaičiais iš tos pačios pusės kaip ir skirsniai. Šitas pirštas būtų pirmas, po to sekantis būtų antras, trečias ir 4. Išimtiniais atvejais kartais nykštys spaudžia iš viršaus stygą, tuomet žymimas T raide, nuo angliško žodžio thumb. Dabar pakalbėsim apie dešinę ranką. Dešinės rankos vienas pirštas yra nenaudojamas, tai būtent mažasis pirštas, lieka 4 pirštai ir jie yra žymimi raidėmis. Nykštys žymimas P raide, rodomasis I, M ir A. Ir kad prisimint, geriausia juos sujungti į vieną žodį ir gauname žodį pima.
Ir dabar užduotis, kurioje tu gali pasitikrinti, ar viską gerai supratai. Pirmiausia, susirask 5 skirsnį. Dabar susirask savo kairėje rankoje 2 pirštą. Taip, dabar su tuo 2 pirštu prispausk 3 stygą. Ir dabar tą stygą prispaustą sugrok su dešinės rankos į pirštu. Tiesiog tu turi užkabinti su tuo pirštu aukštyn. Dabar rodau, kaip reikėjo viską padaryti. 5 skirsnis 1, 2, 3, 4, 5. 2 pirštas 1, 2, šitas pirštas. 5 skirsnė, taip, 3 styga. Nuo apačios skaičiuojam 1, 2, 3, prispaudžiam. Ir dabar kitoj rankai susirandam į pirštą. P, I, su į pirštu užkabinam 3 stygą, tą, kurią prispaudėm. Tai turėjo suskambėti taip. Taigi tokios yra grojimo gitara taisyklės.